Šis video bus papildymas bonusas delta praeitam video. Ir aš bandysiu išaiškinti tam tikrus dalykus ir neužimti visos valandos. Priminsiu, greitų pinigų nebūna. Ir šiaip ant random jums niekas pinigų nemokės. Veikla, kurią aš užsiimu daugiau nei 5 metus, man asmeniškai yra lengvesnė, nes aš turiu reputacijos, klientų ir mano patirtis gerokai skiriasi nuo žmonių, kurie tokios neturi visai. Aš taip pat nesiūlau jokių kursų ir jokių programų mokymuisi. Kaip sakant, iš to pinigų neuždirbu. Ir mane remia NordVPN, nauja paslauga Sailai, kuris suteikia saugų ryšį jūsų kelionėse. Spauskite ant nuorodos aprašyme ir gausite net 15% nuolaidą tai paslaugai. Praeitame video aš taip pat turėjau patikslinti, kad kaip žmogus dirbantis pagal individualią veiklą, mano valandos nėra ribotos ir aš tokių dalykų kaip atostogų, švenčių ir panašių neturiu. Nes pagal kontraktą aš turiu nustatytą tam tikrą kiekį, kiek video reikia padaryti per mėnesį, o freelance tai irgi nėra ribota. Ir dalykas, kuris skiriasi tarp tų dviejų, yra sunkumo lygis. Nes, sakykime, kontrakte viskas kaip ir aišku, ką reikia daryti, o freelance jisai skiriasi. Užsakymai nuo užsakymų gali skirtis. Kas yra motion design? Kaip minėjau praeitame video pabaigoje, aš įvardinau ten kaip verslo animacija. Nors tai yra animacija iš teksto ir formų. Texts and shapes. Ir tai yra kuriama ir visokiose reklamuose, ir kompiuteriniuose žaidimuose, streamuose ir taip toliau. Štai čia yra motion design. Tai irgi yra motion design. Čia taip pat yra motion design. Ir štai pavyzdys, kurį kanalui sukūrė mano draugas Vainius iš kanalo Ar tikrai. Tai irgi yra motion design. Ir tai yra vadinama Stinger Animation. Tai animacija naudojama streamuose, kurią naudoja streameriai. Kas yra šablonai? Tai jau paruošti projekto failai, kuriuos reikia tiesiog modifikuoti pagal poreikį, pakeisti spalvas, tekstą ir taip toliau. Dažniausiai prie jų būna tutorialus, kaip juos tvarkyti. Kas yra geras montažas? Pasirinkimo yra daug, ką tai reiškia. O iš tikrųjų svarbi yra KP sistema. Tai yra 2 žodžiai. Klientui patiko. Jeigu klientas nori cringe'ovo tiktoko, jis gaus cringe'ovo tiktoką. Subiniuką dažniausiai gelbėja vienas paprastas klausimas. Gal turite kokių pavyzdžių? Gal turi tai ką nors būti panašu? Ir taip toliau. Kitas dalykas, dėl montažo pasirinkimo yra nišų daug ir ką jūs rinksitės yra jūsų reikalas. Bet sakykime, aš asmeniškai šortų nedarau. Nes mano nuomonė tai yra video montavimo chicken faktorius. Darbo daug, moka mažai. Aplamai, aš nedarau jokio social media editing. Dar vadinamo hyper edit. Atrodo jis baisiai fainai, aš su to sutinku, gražiai viskas atrodo. This is not an iPhone. This is a $3 trillion military-grade lethal weapon aimed straight at your brainstem. If you're watching this, it's because your most primal needs and impulse. Nieko su juo blogai nėra, bet kaip užsiimti to, tai man yra visiškas užsiknisimas, nes aš ten žiūriu, žmonės prie pusės minutės klipo ten 8, 10, 12 valandų praleidžia. Ir tai yra išties gan daug. O kiek aš matau, tos sumos, kurios jiems mokamos, yra visiškas mizeris. O ką ponas pats darai? Klausimas. Na, yra toks dalykas vadinama žaidimų traileriais. Taip, tai yra skaitmeninis produktas, kuriam reikia skaitmeninio produkto. Vidosų. Tam, kad jį parduoti. Trailerio, teaserio ir taip toliau. Rimto biudžeto žaidimo traileriai kainuoja nuo 20 iki 40 tūkstančių dolerių. Tiesa, aš tokio lygio nesiekiu. Ir dažniausiai tenka visokie cringe'iniai RuneScape ar Lineage 2 privačių serverių traileriai už kelius šimtus pinigų. Nereikia jokių color correction, visą reikiamą medžiagą susirenki sėdėdamas prie savo sostų, taip pat gaudamas game ir dar iš to pinigus uždirbi. Nišų video montavimas ir tai yra gan daug. Kokias jūs pasirinksit, aišku, yra jūsų reikalas. Kitas klausimas, kaip su apmokėjimu. Praeitame video aš įvardinau visus apmokėjimo būdus. Bet esmė kaip? Na, visada klientas eina pirmas, niekaip kitaip. Pinigus į priekį. Tiek tiesiogiai, tiek ir platformose. Ir mokėjimas yra arba 100%, tai viskas iš karto, ar 50 ant 50. Pusę dabar, pusę pabaigus. Aš užsiimsiu video montavimu kaip šoninė veikla. Gal nebesvaik. Dėkui.
Man dažnai rašo žmogeliukai, kurie, kaip suprantu, turi 0 įvykdytų užsakymų ir man jie rašo kažką, kad užsiims video montavimu kaip side, kaip šoninė veikla. Na, tai yra veikla, kurioje jūs turite pastoviai reklamuotis, marketinti save, susikurti savo portfelį, tuo pačiu kelti skillą, pastoviai tobulėti, praktikuotis ir tuo pačiu ieškoti klientų. Jeigu tai vadinasi šoninė veikla, tai aš bijau pagalvoti, ką reiškia pagrindinė. Kad ir ką jūs žiūrit ten, kad ir ką jums nešneka, jūs neuždirbsit 110 tūkstančių per mėnesį, jeigu jūs jų neuždirbsit. Nebus bugačių, kelionių ir plikų mergų. Jūs tai matysit geriausiu atveju ekrane. Ir paskutinį, jeigu montuosit pornuchą. Yra tekę tą daryti. Geri pinigai. Pirmas klausimas, kai dirbau kariuomenėje, profesinėje karinėje tarnyboje. Tai montuotojau pornuchą gal montavai kartais. Ir aš toks, jo. Ir tada pradėjau plėstis ant pasakot, žinot, dabar naujos technologijos, 3D, augmentuota realybė, VR'as ir taip toliau. Ir tada iš šono pasigirdo, šlikštu, su šitu į vieną apkasą nešoksim. Nes pasirodo, moteris visgi egzistuoja. Ir tokių kariuomenėje buvo. Profesinė karinė tarnyba šiaip buvo paskutinis darbas, kai turėjau fizinį kontaktą su bendradarbiais. Todėl tai įsimena. Aš taip pat esu gavęs ir pasiūlymų iš kelių žmonių, tipo būk mano sensėjumi. Kitais žodžiais, padropservinti. Aš gaunu užsakymą, kurį atlieka ten tas žmogus, kuris tampa mano mokiniu, ir tada mes pasidalinam pinigus. Tačiau nuliūdinsiu, šita veikla šiuo metu neužsiemu. Prie klientų reiktų pridėti dar 2 tipus. Derybininkai ir sukčiai. Derybininkai bando numažinti kainą. Seniu, per daug imi, gal 100-200 pigiau padaryk, gerai darai, bet brangi kaina. Seniu, kiti pigiau daro. Na taip, bet jūs esate pas mane. Aš labdarą neužsiiminėju. Ir jeigu kiti daro geriau, tai eikit pas juos. Ir aš jiems rašau, I'm sorry, but your offer is very derisory. Aš labai jūsų atsiprašau, bet jūsų pasiūlymas yra už juokingai žemą kainą, todėl aš su jumis nedirbsiu. Toliau yra sukčiai, jų yra visur. Žmogeliukai netgi voltus ir boltus kemina dėl nemokamo maisto ar varganų 10-15 eurų. Fiverr ir Upwork, jie bando visas technikas, apie kurios kalbėjau atskirame video. Phishingą, vishingą ir taip toliau, kad iš jūsų pavogtų paskyras. Gavęs iš tokių laiškų, rašai suportui. Ir dažniausiai tai rašo nauji akauntai, 1-2 mėnesių senumo. Būna ir tokių, kurie iš jūsų bando gauti nemokamo darbo. Apie šią temą aš kalbėjau su savo draugu, Tomu Karaliumi. Geras, aš nežinau, kad tu juodaodis. Geras. Ar daug kas taip daro, kad, tau, nežinau kaip, atsiunčia, tekstą ar kažką, paskui ten, daug kas daro, kad, vieno trūks iki sekančio katofo, kad, viską išnaudoja. Ne, ir aš jam ten kiek kitaip atsakiau, bet būna ir toks atvejis, kai tiesiog iš jūsų nori gauti nemokamą darbą. Buvo vienas toks ChangeVix, numetė man didelės apimties tekstą, krikščionišką, ir sako, įgarsink, ir tau aš vėliau sumokėsiu. Platformoje, kur klientas eina pirmas. Tas krikščioniškas tekstas apie 50 metų roko žvaigždę, kuri tampa priklausoma nuo telefonų ir dėl to miršta. Trumpa ištrauka. Kas vyksta, viskas skauda, kurva, man išmušti 2 dantis, net pinigų nebeturiu. Jie mane apiplėšė, negaliu niekur eiti su sudaužyta burna, turiu gauti kaukę. Sako, kad degalinėje duoda nemokamas kaukės. Krikščioniškas tekstas, o pinigų krikščioniškai žmogus mokėti nenori. Yra ir dar vienas tipas. Tie, kurie su jūsų pagalba bando apgauti kitus, nes rimti sukčiai investuoja savo profesiją. Pavyzdžiui, man buvo pasitaikę keli tokie labai įdomus tipai. Vienas prašė pataisyti tekstą. Ten buvo tekstas susijęs su All Profit Scam, kur investuoju naftos produktus ir uždirbi ten belenkokius pinigus. Ir tekstas buvo apie Didžiūnaitės mirtį. Kad ją nužudė ten tas žmogus dėl to, kad jinai atrado tą All Profit, kaip iš 250 eurų pasidarė ten belenkokius pinigus. Ir prašė ištaisyti tą tekstą iki tam tikro laiko Maskvos laiku. Toliau kitas buvo, ir jis gan dažnas, pastoviai man rašo 3-4 žmonės ir prašo, ar gali nufotkinti top sportą iš vidaus išorės, ar gali nufotkinti ant žmonės, ar gali ten nufotkinti dar kažką ir pastoviai to prašo. Aš nežinau, kas ten yra, bet aš įsivaizduoju, kad tai yra kažkoks tai skemas. Ir aš jiems atsakau, sorry, but I do not render these types of services. Taip pat, kadangi pas mane darbo skelbimas yra su žodžiu Lithuanian, pas mane rašo tokių dalykų. Sveiki, aš esu iš tokios ir tokios šalies, man reikia lietuviško adreso, aš noriu savo Google paskyros. Ir aš sakau, soriukas, negaliu to padaryti. Sveiki, man taip pat reikia Google AdSense patvirtinimo, ar galite padėti? Ne, dėja. To negaliu daryti dėl Lietuvos įstatymų.
Sveiki, ar galite man padėti gauti šituos čipsus ir parvežti juos į ūkus? Ir čia kalba apie tuos Čez, Dzunzas skonio čipsus. Man reikia 5. Ar galite padėti? Atsiprašau, ponia, bet aš to nedarau. Sveiki, ar galite man padėti? Aš ieškau, kas man galėtų padėti surasti šitą dylerį. Sveiki, aš esu studentas iš LSMU Kaune. Man rytoj vairavimo egzaminas 10 valandą. Norėjau paklausti, galbūt esate iš Kauno ir galėtumėte būti mano vertėjų rytoj. Dėkui. Atsiprašau, aš Kaune negyvenu. Sveiki, aš esu iš Švedijos. Aš dirbu profesionaliai sporto ložybos ir taip toliau. Dabar aš negaliu prisijungti prie tam tikro tinklapio, nes jis apribotas tam tikromis šalimis, tokiamis kaip Lietuva. Ir aš už pagalbą duosiu net 15% nuo pelno. Sveiki, man reikia pagalbos. Lietuvoje, ar galite paskambinti į migracijos tarnybą ir paklausti informacijos? Ar galite tai padaryti? Aš labai atsiprašau, aš tokių dalykų nevykdau. Ir tai tik maža dalis užklausų, kurios man tenka. Dar yra toks dalykas, kurį aš vadinu mokėjimu už patogumą. Būna kartais tokių lempinių užsakymų, gerąja prasme, kur darbo mažai, moka gerai. Pavyzdžiui, yra vienas amerikietis klientas, kuriam aš pastoviai taisau šablonus ir pas jį darbai gan lengvi. Tiesiog pakeis žmogų šablone, pakeis vardą pleškiai, pavyzdžiui, buvo John Duhmore, tapo Jonu Duhamoru, surendink MP4 ir viskas. Darbai, kuriuos galima padaryti per mažiau nei 20 minučių ir žiūrėk, jau $100 rankose. Betgi lengva tai padaryti, AI, ten dirbtinis intelektas, klientas pats gali ir taip toliau. Aš pasakysiu tai, kad su amerikiečiais yra toks dalykas, kad jie vertina savo laiką. Sumokėję $100, kas yra praktiškai centai, jie sutaupo apie 2 valandas. Taip, jie pilnai gali modifikuoti tuos šablonus patys, bet pažiūrėkime į patį procesą. Pradžioje mums reikia nusipirkti programą. Ten Amerikoje jį kainuoja apie $30 per mėnesį. Jeigu perkame visą komplektą, tai 60. Tada reikia tą programą instaliuoti. Dar čia viskas priklauso nuo kompiuterio greičio. Tada atsidaryti tą šabloną, jį modifikuoti. Afteris dažniausiai žmonės jaudina dėl savo interfeiso, nes ten daug visko. Ir dažniausiai prie šablono iš Envato ir kitų stokinių saitų yra pridėtas tutorialas, kaip modifikuojamas šablonas ir kaip tai reikia daryti. Tai įsivaizduokim, žmogus nuo nulio daro viską su tutorialu. Jam tą tutorialą įstudijuoti dar prireiks kokio pusvalandžio valandos. Tada reikės modifikuoti patį šabloną. Tai irgi pusvalandukas valanda. Ir dar priklausomai nuo kompiuterio greičio pats renderis. Ir taip žmogui be jokių žinių nuplaukė 2, 3, galbūt net 4 valandos, kas yra ryškiai per daug. Kai gali nusiųsti bičių iš Lietuvos už $100 ir po nepilnos valandos tai gauti. Tai vadinama mokėjimu už patogumą. Dar, ką aš pasibėjau su amerikiečiais, jie turi tokį keistą įprotį papildomai susimokėti, palikti arbatpinigių, jeigu jiems darbas patiko. Šitas dalykas karjeros pradžioje maloniai stebino ir atvirai pasakius stebino dar ir dabar, nes su kitais klientais iš kitų šalių tokio dalyko kaip ir nėra. Kalbant apie patį darbą, video montažas yra vienas iš tų darbų, kuris žmonėms nieko nesako, arba yra kažkoks tai įsitikinimas, kad tai yra lengvas darbas. Panašiai kaip ir programeriai, tai yra normaliai uždirbantis kompiuterastai. Žmonės introvertai, kuriems patiko karantinas ir jeigu būtų jų valia, jie jį pakartotų. Ir kitas požiūris yra tai, kad video montavimas yra lengva veikla, dėl ko aš buvau užsiminęs apie tą šoninę veiklą. Nes kažkodėl yra toks įsitikinimas, kad, sakykime, ten koks programavimas yra sunku, o video montavimas čia, žinot, nieko veikti nereikia. Už nieką ten pinigus moka. Aišku, tai ir nemažai laiko atimantis darbas, dėl kurio kenčia fizinis aktyvumas ir didėja svoris. Todėl nemažai videos montuotojai atrodo kaip bačkos. Valgo visokį šūdą ir storėja. Vidutiniškai mano per dieną nueinamų žingsnių kiekis yra apie 8-9 tūkstančiai. Kai montuoju vidosus, tas skaičius sumažėja iki 200-500 per dieną. Norint sukurti kažką, reikia praleisti daug laiko. Norint sukurti kažką gero, reikia praleisti dar daugiau laiko. Sukčiaus, apsimetėlio, apgaviko sindromas. Aš noriu jūs nuraminti, kad jūs niekada nesijausite, kad viską mokate ar suprantate, nesvarbu ar įvykdysite 10, 15, 100 ar 1000 užsakymų. Taip sakau iš patirties. Jūs niekada nebūsite užtikrinti savo sugebėjimais, tai netgi turi pavadinimą – apsimetėlio sukčiaus sindromas. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl žmonėms nesiseka. Jie pradeda laužytis prie kliento kaip prie kokios merginos. Kas bus, jeigu klientui nepatiksiu? Nepatiks mano darbai? Kodėl aš turėčiau imti tiek iš kliento, aš negaliu plėšti tokių pinigų? Tas jausmas pastoviai bus. Tiesiog su laiku jūs arba išmoksite su juo gyventi, jį ignoruoti, arba jis užims jūs.
Aš, pavyzdžiui, mokiausi iš geriausių. Tai yra realių sukčių, tokių kaip celofanas. Jau neveikia jokie sąžinės priekaištai. Klientai eina ir daro, nesvarbu kaip, nesvarbu kur, jie daro. Panašiai reikia elgtis ir pačiam. Kaip sakoma, svarbiausia daryti. Arba tiesiog kaip Homeriui, pamiršti, kad mašina rodo check engine. Reikia patikrinti variklį. Turbūt nukrito lipni juosta. Tai viskas sutvarkyta. Aišku, tai nėra pats geriausias požiūris, tačiau tik veiksmai duoda rezultato. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo aš Noelis. Ir iki kito karto.